Domantas augina balandžius. Ką? Kur? Balkone. Oh my god. Sveikas, Domantai, sveikinu tave grįžus iš Kėdainių į Vilnių traukiniu 1. Ir kai tau yra tik 8 metai, įveikus visus baimės, ar buvo baisu? Ne. Nebuvo baisu važiuoti? Ne. Mano pirmoji kelionė su traukiniu iš Kėdainių į Vilnių keliavau vienas. Sveikinu, mažutė, atvykus. Pirma tavo kelionė? Sveikinu. Gerai, bet dabar žinai, apie ką noriu pakalbėti? Ne. Apie prisimeni tuos balandžius, kuriuos tu norėjai, kad pas mus balkone gyventų. Taip. Prisimeni, kaip aš juos vaikiau, tėtis vaikė ir sakėm, kad jie prikakos. Taip. Ir vakar labai lyjo ir jie vėl pas mus atskrido. Aš išvaikiau, tėtis išvaikė, aš vėl išvaikiau ir po to man labai jų pagailo, todėl pagailo, kad iš tikrųjų labai lyjo ir buvo šalta ir galvoju, kokia aš iš tikrųjų, negera, nes jie nori prisiglausti, o aš juos vis veju į lauką ir man jų pagailo ir aš palikau juos. Buvau viską uždengus, kur jie tupėjo, dabar po to atidengiau viską ir kad jie, žodžiu, galėtų patupėti. Per lietų atskrido, patupėjo ir dabar šiandien aš pamačiau, kad jie vėl tupi, bet ką aš pamačiau šiandien pirmą dieną, kaip jie, man atrodo, padėjo kiaušinį. Tai ką mes dabar su jais darysim, ar mes juos vaikysim ir kiaušinius mesim pro langą, kad jie visi suduštų, ar mes tuos kiaušinius mesim į tualetą, ar dar kažkur ir ardysim jų lizdą ir naikinsim tuos kiaušinius, o gal kepsim tuos kiaušinius? Aha, kepsim su vaiku, išvalysim juos ir nieko gražaus negausim. Ne, nenori kepti. Bet kiaušinius tu mėgsti. Mėgstu, bet ne paukščių. Ne paukščių. Ir čia mama ištiko šokas, nes jinai suprato, jog jos vaikas nežino, kad būtent paukščiai ir tik paukščiai deda kiaušinius. Tai kas tada juos deda? Domantui teks eiti studijuoti iš naujo šitą knygą. Aš išsiritau iš kiaušinio. Ko dar? O kito valgai? Kiaušinį. Putpelių, vištų, ko dar? Balandžių tai skiriasi, galvoji? Taip. Kas skiriasi? Tikrai ne va toks kiaušinis. Tai ne toks kiaušinis? Ne. Supratau. Ne toks kiaušinis. Tai dabar einam pasižiūrėti. O jie negalvos, kad mes juos norim išvėti. Nežinau. Jo, atidaryt nuo balkoną. Atidaryk. Ką man daryti, paglostyti? Aš atėjau pasižiūrėti pro langą. Bet pasižiūrėk, jau prikakojo ir tu su kojiniam eini ir tada ką tu darysi ir tada ką? Tu valysi? Ne. O tai kaip tai ne, o tai kas valys? Aš nežinau. Tai pasižiūrėkim, jis turi ką nors ar neturi? Ne, aš bijau. Ko tu bijai? Kažką. Ko bijai? Tupi va taip. Tupi? Netrauk. Žiūrėk, kaip pučiasi. Matai? Aš norėčiau pažiūrėti, ar turi kokį kiaušinuką. Nesvarbu, tiesiog jis bijo. Man atrodo, aš ten mačiau. Oi. Tai va kas bus. Nelysk. Parodyk, ką ten turi. Nelysk, tai sukaposi kaip... Parodyk, ką ten turi. Pabandysiu pritraukti kamerą. Oi. Tai va sakau. Nesdaryk. Tai gal mes jais išvarysim juos. Ne. Kodėl? O tai tu šūdus valysi? Taip. Neka. Parodyk, ką ten jis turi. Aš noriu pažiūrėti tas kiaušinius. Koks skirtumas jis turi, kakutė ar šuduką ar sisiuką? Pasižiūrim. Gal biški pajudės, pažiūrėsim, koks ten tas kiaušinis. Tada sukaposi kakučiukas. Nesukapos. Ui, turys. Viskas. Viskas? O jeigu jums patinka mano kūrimi video, tai būtinai paspauskite gražų raudoną mygtuką užprenumeruoti ir tai tikrai nieko nekainuoja. Ir tai užtruks vos keletą sekundžių. Su jumis buvo Dėka ir aš nesakau ate, o sakau iki kito karto.